Kiekvienas savo būsto šildymo sistemą renkasi pagal kišenę, poreikius ir pomėgius. Pasakyti, kuri šildymo sistema yra pati efektyviausia ar pati pigiausia, beveik neįmanoma, nes kiekvienas butas ar namas yra unikalus. Šiandien mes keliamės į Nidą, kur šeimininkai savo butą yra apšildę geoterminiu būdu. Nida – tikriausiai pats gražiausias Lietuvos kampelis. Čia leisti vasaras tikra svajonė, tačiau svajonė gali apkarsti, ypač tuo met, kai nusipirkus Nidoje butą pradedi gauti sąskaitas už šildymą. Tai yra tipinis 3 kambarių 86 kvadratų butas Nidoje. Jis yra šildomas šilumos siurbliu, kuris stovi lauke, o šilumą atiduoda kambaryje. Einam pažiūrėti. Žiemą šio buto šeimininkai per mėnesį mokėdavo 600 litų. Tai yra didelė sąskaita. Ieškojot kažkokių sprendimų? Tada ieškojom sprendimų. Mes norėjom, kadangi mūsų kaip ir šeimos biznis yra tie geoterminiai šilumos siurbliai, mes labai norėjom čia įdiegti Nidoje tokią šildymo sistemą. Bet kadangi tai yra daugiabutis, yra netaip paprasta atsijungti nuo bendros sistemos ir tiesiog nebuvo kitos išeities, mums leido tik tai įrengti skaitliuką. Tai mes tada išpjovėm visus senus špižinius radiatorius ir visur čia visam bute įrengėm grindų šildymą. Ir pastatėm ant sienų, yra tokie termostatai. Ir mes juos užsukam, nes mums tos brangios Nidos šilumos nereikia. Mes galim pasigaminti savo. Tai faktiškai tuo atveju, jeigu jau, jis turi funkciją šitas aparatas, kad jeigu nukrinta viduje kambario temperatūra žemiau 10 laipsnių, tai tada iš karto jis pradeda pats šildyti papildomai ir tada termostatai jie jau atidaro šildymą iš miesto. Pas mus taip yra. Užsukus centrinį šildymą ir pastačius daug vietos neužimantį šilumos siurblį, pagaliau sumažėjo ir išlaidos. Ta, ką mes sumokėdavom už vieną mėnesį, mes dabar mokam maždaug apie visą sezoną. Įsirengus šitą šilumos siurblį, oras, žiemos metu, jeigu paimtume 85 kvadratinių metrų butą, tai mėnesiui kaina turėtų neviršyti 70-80 litų. 1 litas už kvadratinį metrą. Ši šildymo sistema ypač populiari Skandinavijoje. Tokiu būdu ten šildomi vasarnamiai, tačiau sistemą galima pritaikyti ir vidutinio dydžio butuose. 60 kvadratų butas siurblys oras pajėgus efektyviai šildyti už lango esant 20 laipsnių šalčio. Mes buvom pastatę 18 laipsnių, nes po remonto dar vis tik norėjom, kad gerai išdžiūtų namas, ta prasme butas, ir buvo 18 laipsnių. Kai mes atvažiuodavom, čia mes padidindavom tą šilumą, nes čia iš karto labai efektyviai, greitai jisai pripučia karšto oro. Faktiškai mūsų poreikius jis pilnai tenkina. Jeigu mes gyventume galbūt čia pastoviai, tai žiemos metu gal mums reikėtų dar pasikurti židinį per pačius šalčiausius mėnesius. Bet kai mes atvažiuojam, sakysim, kas 2, kas 3 savaitgalį, tai visada randam šiltus namus ir mums šilta. Centrinis šildymas reikalingas arba papildomas šilumos šaltinis, kai temperatūros nukrenta žemiau -18, link -20, -25. Bet tokių dienų pagal statistiką Lietuvoje būna maksimum 10, 12, 14 dienų per metus. Siurblį oras galėtumėm pavadinti kondicionieriaus pusbroliu. Kitaip nei giminaičio, pagrindinė jo paskirtis šildyti, tačiau vasarą jis taip pat gali būti naudingas. Kada buvo Liepos mėnesį, čia virš 30 laipsnių, faktiškai kaip Ispanijoje buvo tokie orai ir naktis buvo labai šiltos, tai šitas aparatas jis turi dvigubą funkciją. Žiemą jisai šildo, o vasarą jisai vėsina. Ir sakysim, pas mus kambarį viduje buvo 22, 24, kai jau laukia 33. Aišku, tik reikia langų neatidaryti, tos šilumos neprisileisti. Tokio tipo šilumos siurblio įrengimas tikrai nekainuoja beprotiškai daug, o didelės sąskaitas už centrinio šildymo paslaugą mokantiems žmonėms galėtų būti puikia alternatyva. Visa šita, sistema, šitas aparatas su jo pastatymu ir rengimu kainuoja 6400 litų, su mokesčiais ir darbais. Tai va, ir tą žmonės pastatė turbūt per pusę dienos. Jiems čia reikėjo prasigręžti tą storą sieną, išvesti tą dalį aparato į lauką. Visą informaciją apie tokio tipo šildymą jūs rasite internete naujosidėjos.lt. O mes grįžtame į Klaipėdą, kur kaip grybai po lietaus dygsta aukšti pastatai.